Dažnai žmonės, ne tik moteris, sako, kad rytais visiškai nenori valgyti ir pusryčiams išgeria tik kavos puodelį, dar geriausiu atveju suvalgo varškės sūrelį. Ką manai? Sakyčiau, kad tai yra visiškai neteisingas mitybos būdas. Kodėl? Todėl, kad žmogus, kada miega, pirmoji nakties pusėje labai aktyviai įsiskiria mūsų augimo hormonus. Tai yra, įvyksta mūsų organizmo atsinaujinimas. Mes keičiamės, mes atsinaujinam, mes nesenstam, mes stengiamės įsilaikyti vienoj būsenai, o tie žmonės, kurie iš šito tuščiam organizmui palieka tik kavos, kuri irgi iš dalies pašalina iš mūsų organizmo dalį vandens, tai irgi ląstelė, turėdama mažiau vandens, jinai tampa senesnė arba labiau susiraukšlėjusi, mes tokiu būdu neatsinaujinam ir iš šito jau pradėję savo gyvenimą naudojam nepamainomą rezervą, kuris paprastai naudojamas ekstremaliom sąlygom. Iškritus už laivo borto arba kalnuose kritusi tarpeklį ir kažkurį laiką, kaip sakant, negaunant maisto. Taigi mūsų organizmas pastoviai yra ekstremaliuose sąlygose, silpsta mūsų imuninė sistema ir be abejo, kad, kaip jau pasakiau, kad nežiūrint to, kad jūs vartojat, jūsų organizmas vis tiek sensta šiek tiek greičiau negu tas, kuris teisingai maitinasi ir laikosi to teisingo mitybos režimo. Dabar galima rasti įvairiausių dietų. Angliavandenių dieta, baltyminė dieta, dieta pagal kraujo grupės, vieno produkto dieta ir panašiai. Ką, Sauliau, manai apie dietas visas? Aš sakyčiau, kad dietos arba, vadinkim, tam tikras mitybos režimas, jis yra reikalingas ir kiekvienas iš mūsų jo turėtume laikytis. Tačiau pagal kraujo grupės, aš nežinau, negaliu patvirtinti, nes dauguma žmonių sako, kad vis tik tai neveikia. Neveikia galbūt todėl, kad žmogui reikėtų pačiam suprasti, ką toleruoja, kokius produktus toleruoja jo organizmas ir kokių ne. Jeigu jūs blogai virškina pieno produktus, netgi išgeria proteininį kokteilį su pienu, kai kurie sako, kad man nelabai gerai, ten pučia pilvą ir taip toliau, reiškia, jūs netoleruojat. Lygiai tą patį proteiną susukus su vandeniu, pas jį viskas yra gerai. Tas pats ir su mėsa. Sakykime, kai kurie žmonės galbūt suvalgę mėsos irgi jaučiasi nelabai gerai, bet dažnai dar atkreipi dėmesį, su komis valgo tą mėsą. Jeigu jūs valgot su bulvėm, su makaronais ir kruopom, tai galbūt ne pati mėsa yra kalta, o būtent tie priedai, kuriuos naudojat prie mėsos. Jeigu kalbėti apie atskiras dietas, tai yra baltyminė, angliavandeninė, ten riebalų dieta, tai sakyčiau, kad žmogaus organizmas turi gauti viską. Sportininkai taip, jie kažkada prieš varžybas gali būti, kad šiek tiek apribos angliavandenių kiekį, tačiau žmogus siekiantis sveikatos, jis pirmoje eilėje ir siekia sveikatos. O sveikata tai yra kas? Mūsų organizmui reikalinga energija, reiškia, turi būti angliavandenių. Jeigu jie sudėtingi, to geriau. Reiškia, jeigu mes statom, užsiimam kūno dizainu, mums reikalinga statybinė medžiaga baltymai. O riebalai, be riebalų neskyla dauguma vitaminų, kurie atsakingi už mūsų pačio organizmo sveikatą ir už imuninę sistemą. Taigi riebalai yra reikalinga ir būtina sąlyga mūsų organizme. Manyčiau, kad viskas priklauso tik tai nuo sunaudojamo maisto kiekio. Dalis moterų pradėjusios sportuoti treniruoklių salėse pastebi, kad jų svoris pradėjo augti. Dėl ko taip nutinka? Pirmoje eilėje tai greičiausiai dėl to, kad iš pat pradžių treniruočio proceso nėra sureguliuojama ir mityba. Tai yra, žmogus ir toliau valgo perteklių kalorijų, o besimankštinant vis tiek, ar tai būtų vyras, ar tai moteris, gal moterims sunkiau, bet vis tiek šiek tiek atsigauna raumuo. Tai yra, raumuo būna išsilgęs krūvį ir jisai labai tinkamai reaguoja į stimulą. Ir raumuo pakyla, svoris kyla tuo pačiu, nes riebalinis audinys nemažėja ir todėl
pradžioje tas gali būti. Vėlesnėme etape, po kelių mėnesių, jau net ir panašiose sąlygose svoris gali pradėti mažėti, kada žmogus valgo perteklių kalorijų, nes vis tik treniruotės, naujas režimas tą daro. Bet vis tik tai tas rezultatas bus labai ilgas ir toks, neapibrieštas. Jeigu jūs norit susireguliuoti savo svorį, jūs nuo pat pirmų treniruočių turėtumėt pradėti reguliuoti ir mitybą. Tekia girdėti, kad moteris treniruotės pabaigoje pratimų pilvo presui nedarys, nes jos padarys namuose. Ar yra prasmė daryti pilvo preso pratimus namuose, laikui esant ar norų užėjus? Ankstesnėje laidoje mes kaip tik demonstruodami tą, vadinkime, įžanginę programą, kalbėjom, kad mūsų energijos sunaudojimas pačiam treniruočių cikle yra skirtingas. Tai yra, pradžioje treniruotės mes naudojam glikogeną, vėliau kažkurį laiką, kada vyksta tas vadinamas mirties taškas, mes naudojam pačią prasčiausią energiją, tai savo kūno raumenų energiją, ir vėliau atsiradus tam tikriem fermentam mes pradedam naudoti riebalinį audinį kaip energijos šaltinį. Taigi, jeigu jūs logiškai mąstot, tai jūs suprantat, kad kiekvieną kartą pradėjus mankštintis, jūs turit pradėti deginti glikogeną, vėliau sunaikinti šiek tiek raumenų ir tik po to deginti riebalinį audinį. Ir jeigu jūs ryte ar vakare darot presą, tai kad būtų didžiulis efektas, jūs tą presą turėtumėt mankštinti ne mažiau kaip 40 minučių, 50 minučių, kad gautumėt tą, kas yra reikalinga. O jeigu jūs norite turėti gerą presą, jums nebūtina to daryti namuose, jūs galite visą tą atlikti pabaigoje treniruotės ir netgi pabaigus kardio treniruotę dar kartą pakartoti. Tada bus pats didžiausias efektas. Dažnas iš mūsų tampam reklamos auka. Nelabai senai per televiziją vyko aktyvi reklaminė kampanija lankų ant juosmens sukamų. Ir dar tie lankai ne bet kokie, o pagerinti su masažiniais rutuliukais. Kokia, Sauliau, nuomonė tavo? Šarūnė, tu nori, kad aš užsitraukčiau, sakykime, didžiųjų korporacijų nemalonę, ar ne? Esmė taip, tie lankai yra tinkamas produktas, tačiau reklamos gamintojai galbūt užmiršo pasakyti tai, kad jeigu jūs norit gauti, sukant lanką gerą rezultatą, tai yra sumažinti taliją, kad būtų išmasažuojami tie riebaliniai audiniai ir vyktų intensyvus, jūs turite tą lanką sukti kiekvieną dieną, ne mažiau po valandą. Jeigu jūs darote tik tai 10-15 minučių ir po to einat labai skaniai prisivalgot, tai rezultatas bus atvirkščias. Vietoj siauresnės talijos išmeros jūs gausit platesnį. Taip pat ne vienas turbūt žinome termošortus ir termokelnes. Ar naudinga juos dėvėti treniruotės metu, ar jie duoda naudą? Mūsų organizmas yra unikalus tom, kad jis prie bet kurių sąlygų prisitaiko. Taigi termošortai arba termojuosmenys, jie yra efektingi. Treniruotės metu mes daugiau pašalinam vandens iš aplinkui esančių raumenų, bet mes tik tai pašalinam vandenį, mes nepašalinam didelio kiekio kalorijų. Sportininkai taip, mes naudojam tokius juosmenis, tačiau jeigu tai vyksta reguliariai, tai yra kiekvieną treniruotę, paprastai mes taip pat pasistambinam taliją, nes mityboje vėlgi turėtų būti minusas energijos. Todėl aš rekomenduočiau tokius termo įvairius rūbus ant atskirų kūno dalių, kurias jūs norit paplonyti. Sakykime, 2 treniruotės naudoja, 2 treniruotės darot be jų. 2 treniruotės naudoja, 2 treniruotės darot be jų. Tada organizmas neprisitaiko prie tų sąlygų. Priešingą atveju jisai kaip tik tose vietose stengiasi prikaupti daugiau vandens, kad sekančiam stresui jis jau būtų, kaip sakant, pasiruošęs. Jau mažiau, bet vis dar gaji nuomonė, kad nėščiai ar žindančiai moteriai sporto salėje ne vieta. Dar kartais argumentuojama tuo, kad stiprus pilvo presas apsunkins gimdymą, o nėščiai sportuojančiai gali dingti pienas. Kada moteris po gimdymo, po kiek laiko gali pradėti sportuoti ir iš viso? Ką manai šiuo klausimu? Šiaip aplamai visais klausimais, kuriuos tu man šiandien uždavėjai, teorija ir praktika labai skiriasi.
Pas mus klube yra be galo daug moterų, kurios iki gimdymo sportavo ir šiuo metu mes jų nemažai turim ir tos, kurios jau kelintą, kaip sakant, turi vaikutį besportuodamas klube. Praktika rodo tai, kad kuo jūs greičiau ateinat po gimdymo, o buvo tokių, kurios atėjo ir po savaitės, ir po 10 dienų, po cezario pjūvio ten po 20 dienų, to greičiau atstato kūno linijas ir to greičiau susitvarko su viršsvariu, jeigu tokį priaugo būtent nėštumo laikotarpiu, ir atstato visas, kaip sakant, ištampytas pilvo linijas ir taip toliau. Kuo vėliau tas procesas visada yra ilgesnis. Dauguma moterų, kurios šiuo metu maitina kūdikį, taip pat sportuoja ir tai nėra susiję su treniruočio procesu. Jeigu tai būtų iš karto stresas, tai yra moteris atėjo į klubą ir iš karto gauna didelį pakankamai krūvį, tada galbūt atsirastų kaip ir nuo daugelio kitų stresų gyvenime, tas pienukas galėtų dingti. Jeigu yra laipsniškai įveinama į treniruotės, tuo atveju, sakykime, niekas nepasikeis ir jūs toliau sėkmingai maitinsit kūdikį ir treniruositės. Aišku, kažkoks šiek tiek nepatogumas yra, todėl geriausia treniruotę daryti po to, kai buvo pamaitintas kūdikis, kada dar krūtis yra sakykime, nepilnas. Kalbėti apie tai, kad nėštumo laikotarpiu moteris neturėtų treniruotis arba panašiai, tai yra visiškas absurdas. Kodėl? Todėl, kad kada moteris sunkėja, keičiasi jos svorio centras ir dažniausia moteris po nėštumo pradeda skųstis nugaros skausmais. Jeigu jūs nemankštinsit nugaros raumenų, jeigu jūs nestiprinsit pilvo raumenų, aišku, tiek, kiek leidžiama, kiek leidžia protingos normos, jeigu jūs nemankštinsit kitų raumenų grupių, jūs paprasčiausiai po gimdymo tapsit neveiklios, tapsit ligotos ir, tinginčiom dažnai moterim tai yra, taip sakant, argumentas, kodėl jos neturėtų mankštintis. O šiaip tai nėštumas tai nėra liga. Visais laikais nuo senų senovės nėščios moteris dirbo laukuose, rūpinosi namų ūkiu ir tas fizinis krūvis dažnai buvo žymiai pavojingesnis negu treniruojantis, mankštinantis salėje, teisingai parinkus pratimus, dažnai kojytės laikant šiek tiek aukščiau negu tradiciškai. Tad treniruokitės į sveikatą, gimdykit sveikus vaikus ir tegul lietuvių tauta būna sveika.